Sveiki visi, su jumis ir vėl sveikinasi Euro eksperčiukas. Tai va. Lietuva pirmininkauja ES ministrų tarybai. Vilnius ruošiasi, o štai Soliuką ir dviračių laikiklį prie Europos namų ir pamiršo. Šiaip ar taip, pirmininkavimas dar tik prasidėjo ir aš manau dar įvyks įvairiausių toksiškų nuotykių. Pasistengsime jų nepraleisti. Tai va. Na, Europos Sąjungoje prabėgo dar viena savaitė. Netruko ir įvairiausių naujienų. Jas visuomet aptarėme euroblogas.lt puslapyje. Štai kad ir Vijos straipsnis Nabuko šnipšto kalvė. Šiame straipsnyje yra kalbama apie Nabuko dujas iš Azerbaidžano į Vidurio Europą. Taip pat apie pietų srautą, taip pat į Vidurio Europą. Lietuva, sakoma, yra tranzito šalis. Bet kažkodėl dujom tai čia nepakeliui. Vytenė rašė straipsnį Kas mes? Džono Lenono ar Paris Hilton karta? O kas jūs? Švaistytojai ar kūrėjai? Ačiū labai žiūrėjusiems, lauksiu jūsų komentarų bei klausimų eksperčiukas@pažinkeuropą.lt. Va. Viso gero.